a strictly non-smoking flat, but rather pleased to announce that Zimmer substitute guard as he is on process of recovery. Mažinti lyčių darbo užmokesčio skirtumus. It's in Parliament that political ideas and interests from all over Europe meet and sometimes collide. More than 160 national political parties are represented in the various political groups, making the passing of legislation a complex yet fascinating procedure. Most of the preparatory work is done here in Brussels, but the final vote is usually taken at the official seat of Parliament. Proszę Państwa, przystępujemy do formalnego głosowania. I'm an exception. I said, no way, we cannot do it. And of course, I mean, the first plan, of course, was much longer. We said, no, we cannot do that because people will be... Tai čia vyks posėdis. 3 valandą pradžia. And I would like that one day someone from Lithuania would become president of the European Union. And Lithuanians are sometimes a little bit stubborn, but they know what they want. Therefore, I'm very happy that visitors from Lithuania are now here in the European Parliament. And I would like that they applaud now to my speech. L'Europa che vuole essere solo fiscale, che vuole pensare solo al rigore, deve pensare allo sviluppo, per pensare allo sviluppo. Esame pasidalinę į frakcijas. Čia nevadinam kažkodėl frakcijom, aš nežinau, kodėl taip yra, bet tai vadinasi politinės grupės. Politinės šeimos. Mūsų frakcija yra pati didžiausia Europos parlamente, tai yra centro dešinės politinė šeima, kuri vadinasi Europos liaudies partija, sutrumpintai EPP, European People's Party. Ir šioje mūsų frakcijoje yra visų 27 valstybių atstovai, nes kitos frakcijos yra gerokai mažesnės ir ten nebūtinai visos valstybės yra atstovaujamos. Antra pagal dydį yra socialistų frakcija, trečioji liberalų ir taip toliau. Ir jeigu klaustumėt manęs, ar yra nepriklausančių jokiom frakcijom ar partijom, taip tokių žmonių yra. Ir jie vadinami non-attached. Tai aš nežinau, kiek jų dabar yra, bet skirtumas tarp tų, kurie priklauso frakcijoms parlamentarų ir tų, kurie nepriklauso, yra visiškai nepalyginamas politinis svoris. Frakcija, kuri yra didelė, jinai gauna atitinkamai daugiausiai kalbėjimo laiko, svarstomais klausimais, plenarinėme posėdyje, jos balso labiausiai girdima klausoma, kai vyksta dėrybos dėl dokumentų projektų. Na ir lyginant su Lietuvos Seimu, skirtumas yra turbūt pagrindinis politinės pozicijos ir opozicijos. Tai reiškia, kad kiekvienu klausimu turi
ieškoti naujų sąjungininkų, naujo sutarimo, naujo aljanso. Ir labai dažnai, kas irgi mane stebina, nebūtinai lietuviškų klausimų, bet klausimų, kuris yra Lietuvai svarbus, tu sulauki paramos iš vakariečių, kuriem atrodo, tie dalykai neturėtų būti labai įdomus. Ir pavyzdžiui, mes su Landsbergiu pirmąją kadenciją dirbome 11 aukšte kartu su ispanais. Aplinkui vieni ispanai iš PT Partido Popular, irgi centro dešinės partijos, ir mes du lietuviai. Ir kaip ir galite įsivaizduoti, kai atsirandi naujam kolektyvą, kaip pavyzdžiui, ateini naujokas į klasę. Tai visi tave tyčiai žiūri. Na, koks vienas prieina prie tave, sako, nu, tu čia viskas bus gerai, nesijaudink, bet šiaip visi žiūri įdėmiai, koks tu būsi. Lietuvos universitetas. Bus čia. Čia tai įspūdingas. Jo? Foto, ko tu mėgi. O. Palinkėjimą ir dainušką.
Palinkėjimus. Nu? Ačiū, dėkavonės, visokie dar kažkas. Dėkui, daugiau nieko nemoku pasakyti, aš iš Panevėžio. Nu? Padainuojam. Padainuojat. Nu? Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia teka duona mums kasdienybė. Valiau.